Dar ne viskas. Dar ne viskas? Dar nėra svarbiausio. Svarbiausio? Eik ir atnešk man žirnį. Žirnį? O kam jis reikalingas? Eik ir atnešk. Paskui paaiškinsiu. Padėk jį po čiužiniu. Po čiužiniu? Jei mergaitė gerai išsimiegos ir žirnis nespaus jai iš šono, vadinasi, ji ne karalaitė, o apsimetėlė. Supratau. O jei atsikas tik sudaužyta, reiškia karalaičiai nuotaką rado. O toklė pasislėp ir skaičiuok, kiek kartų per naktį apsivers. Ir lenk pirštus. Ar supratai? Taip, aiškiau nieko negali būti. Labanaktis. Širdelė, tikiuosi gerai išsimiegojai. Deja, karalienė, mieloji, aš jūsų guolį visai nemiegojau. Akys vis merkėsi, skauda galva, rankos paskauda, maudžia nugarą. Mano kūnas mėlynėm nusėtęs, nes po mano patalu akmuo padėtas. Taip, sūnau, prieš tave karalaitė tikra. Mažo žirnio po 20 čiužinių negalėtų pajusti paprasta mergina. Jos karališkas jautrumas ir karališka dvasia leido jai pajusti žirnį mūsų baltajam patale. Ši mergaitė karališko būdo, kad aš laimėmis sveikinu jūsų. Ir aš. O žirnį atiduokime į pasakų muziejų. Jis padėjo mums sūnui išrinkti karalaitę. Nesijaudink, tu neprivalai šito daryti. Ne, aš privalau tai pasakyti. Ir ką tu turi pasakyti? Taigi, vieną kartą, o pasakyti šitai verta. Labai nedorą darbą padariau, nes aš kiaulinę kabučiavau. Tik vieną kartą, tai niekis. Ne vieną kartą, o 100 kartų. Su kiaulininku? Nesijaudinkite, ji manęs net pažino, tai buvau aš. Jūs? Kad mane įtikintumėte, turite pagroti tą melodiją. Nors ir kiekvieną vakarą.
O dabar visus kviečiame laukti kartu su mumis Kalėdų ir kartu padainuoti Deivio dainą Sninga Kalėdos.